Labas rytas visiems. Garbė yra pirmąjį pranešimą iš savo pusės pasakyti. Ir pranešimas bus toks labiau kaip įžanginis į visą temą. Priklausomai, kas kokią sritį yra daugiau žino, kurią mažiau. Ir aš pabandysiu pradžiai pristatyti pačias tendencijas ir paskui kokiais įrankiais yra galimybė užbėgti įvykiams už akių nuo tų tendencijų ir kaip su jomis susitvarkyti, jeigu mes neturime žinių. Ir pirmiausiai, tai kokios tos grėsmės Lietuvoje, kurios ypatingai mūsų klientus užpuola, tai mes gauname tam tikrus telemetrinius duomenis apie detekcijas. Negauname ten kažkokie asmens duomenys, koks kompiuteris, jo ekrano nuotrauka, nėra, taip tai yra mitas. Mes gauname telemetrinius duomenis apie pačias detekcijas ir galime išskirti, kur jos yra, kad būtent mūsų klientai, mes turime 265 tūkstančius kompiuterių ir serverių, mobiliųjų įrenginių, planšečių apsaugotų su SET programinė įranga ir pagal tai galime mes gauti tam tikrus telemetrinius duomenis. Ir tuos telemetrinius duomenis mes išskirstome, kiekvienais metais mes juos apdorojame ir tokią bendras tendencijas suvedame. Tai šiuo metu turime telemetrinius duomenis nuo 21 iki 23. Šiems metams pasibaigus turėsime tų duomenų daugiau. Ir kokios tendencijos? Tai matome tam tikrus kalnelius. Vienais metais, ypatingai kai buvo COVID metai, ypatingai matome padidėję prisijungimai, būtent bandymai prisijungti per nuotolinį darbalūkį. Tai bandymai prisijungti prie įmonės tinklų, nes karantino metu buvo taip, kad įmonės turėjo trūkplyš padaryti galimybę darbuotojams prisijungti nuotoliniu būdu ir ne visuomet tai padarė saugiai. Ir kaip matome, iškart pašoko 26% 21 metais pačių grėsmių susijusių su įsilaužimais į serverius, į kompiuterius, kurie nesaugiai atverti yra internet. Ir paskui matome tendencijas, kad jos sumažėjusios yra. Tai iškart yra nuoseklumas, kažkur apie 9% su nuotoliniais prisijungimais jau išlieka toks reguliarumas. Ir matome, kad kaip elgesi patys tie, kurie, ar sukčiai, ar tie, kurie nori kažkaip patekti tos kompiuterius, matome tendencijas, kad ypatingai lankantis interneto svetainėse iššokinėja įvairiausi langai. Tai kaip matome, kad iškart jų pokytis nukrito nuo 44%, pamatė turbūt patys tie sukčiai arba tie, kurie nori suvilioti reklamomis, kad tas neveikia žmonių ir perėjo, kaip matome, prie trojanų. Tai prie trojanų jų matome pokytis iškart yra išaugęs nuo 7% iki 17% 23 metais ir tai yra pagrindinės tendencijos, į ką adaptuojama, kad trojanais norima užkrėsti kompiuterius, kad būtų galimybė juos nuotoliniu būdu suvaldyti, įtraukti į kompiuterių zombių tinklą ir galėtų tuomet vykdyti tam tikras atakas, kuriomis naudojantis kompiuterio resursais ar ten didosinti ar kitais būdais jais naudotis. Atrodo, phishingo dalis, kaip matome, nuo 21-22 atrodo, lyg tai yra nedidelė. Tačiau tai yra detekcijos tik tai tų labai elektroninių laiškų dažnai populiariausių tų šablonų. Tai tiesiog šablonai, kurie buvo atpažinti, kad jie yra kenkėjiški ir, kaip matome, jų laiškas kaip šablonas siunčiamas, jau yra atpažįstamas kaip kenkėjiškas ir yra sustabdomas. Bet, žinoma, tai priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus. Jeigu tai būtų tikslinė ataka į įmonę pačią, saugumo sprendimas tau jau nebepadės ir bus pateikta arba tam tikra nuoroda, kuri tik tai tą dieną yra veikianti, adaptuota tik tai vienai įmoniai. Antivirusinė ji neatpažins jo, nes dar tokio nėra, kaip sako, mėginio ir tuomet gali užlipti ant sukčių kabliuko arba atiduoti savo informaciją panašiai atrodančią interneto svetainėje. Na ir kitos tendencijos yra susijusios su operacinės sistemos neatnaujinimais arba naudojant pasenusią programinę įrangą. Ir kaip matome, irgi bandoma patekti į kompiuterius pačius naudojantis pasenusios programos spragomis. Ir tos tendencijos, kaip matome, top 5 dažniausiai yra išliekančios. Kokių dar duomenų galime gauti telemetrinių? Tai kokios top 10 kenkėjiškų programų šiais metais, tai nuo
nuo sausio iki šiandien, tai kiek jų yra top 10. Tai dažniausiai, kaip matome, viršūnę jam ima Trojan tipo trojanai patys, kurie atkeliauja arba sudaryti būtent internetiniuose puslapiuose. Tai gali būti tam tikras skriptas įterptas į interneto svetainę. Jeigu interneto svetainė nesima apsaugos priemonių, bet kas gali prie jos prisijungti prie administravimo konsolės interneto svetainės, tai jeigu nėra atnaujinta ta turinio valdymo sistema, tai gali ją įdėti taip pat ir trojaną. Ir kaip matome, tai dažniausiai yra su interneto svetainėmis įterpiami trojanai, arba siunčiamos nuorodos, kurios nukeliauja į internetinius puslapius, kuriuose tas trojanas slypi. Ir kitos tendencijos yra susijusios arba wordiniai failai yra įterptas trojanas, ar tai Visual Basic'us parašytas, ar operacinės sistemos neatnaujinimai, arba naudojama pasenusi Office'o programinė įranga. Netgi matome ir prieš paskutiniai daly ir Spy Banker trojaną, kuriais siekiama patekti į būtent kompiuterius ir prieiti prie bankininkystės informacijos. Ir kaip matome, kokios grėsmės dažniausiai yra plintančios, tai pažiūrėjus į elektroninių paštų plintančias tendencijas, tai matome, kad daugiausiai yra jos kylančios dėl elektroninių laiškų, kurie dažniausiai elektroniniai laiškai, tai jie yra suformuoti su HTML, tai yra kaip webinis paslaiškas, kuriame gali būti pridėti būtent išnaudojantis pažymus programinės įrangos trojanai. Ir kokiegi populiariausiai prisegtukų tipai? Tai populiariausiai prisegtukų tipai yra fiksuojami skriptai, tai dažniausiai yra prisegamas attachmentas, būtent yra skripto tipo, netgi beveik 40% yra susijusių su skriptais pačiais. Vykdomieji failai. Kai kurie vykdomieji failai, ypatingai jeigu operacinėje sistemoje yra išjungta galimybė matyti plėtinius, tai tuomet tu matai, tarkim, vykdomasis failas, bet jo yra galūnė pridėta PDF. Ir tuomet vartotojas galvojas, kad čia PDF failas, bando atidaryti, o ten iš tikrųjų yra vykdomasis failas. Kokie populiariausi elektroninio laiško antraštės? Tai kokios populiariausios Lietuvoje? Tai, kaip matome, susiję arba su mokėjimais tam tikrais, arba mokėjimo patvirtinimais, arba sutarties dokumentais. Tai yra Lietuvoje fiksuojami patys populiariausi. Būtent būdai atkeliauti į elektroninių paštų į kompiuterius pačius per elektroninį paštą. Ir taip pat nesvetimos yra ir virusai, yra fiksuojami taip pat ir Android operacinėms sistemoms. Tai, kaip matome, dažniausiai tai yra susiję, kad pateikti kažkokią informaciją kaip adas, tai yra kažkokį reklaminį langą, kad jisai patekęs į mobilų telefoną iššoktų jame, informuotų vartotoją, kad kažkas yra telefonui negerai ir tai yra tokia tik reklama. Ir ją paspaudus, tai vartotojas yra nukreipiamas į interneto svetainę, kuri paprašo tam tikro mokėjimo. Arba aš aptikau virusus, tu gali juos pašalinti, bet tau reikia sumokėti, tarkim, SMS. Ir kaip matome, kaipgi atrodytų toksai telefonas, tai telefone iškart matome, kad įvairiausi yra pranešimai, ar tai yra galimi virusai, ar tai yra lėtas telefonas. Ir žinoma, įmonėms pačioms, jeigu jos suteikia telefonus darbuotojams ir jų nevaldo, tai iškart iš tokio telefono jungiantis prie įmonės sistemų, abejonės yra, ar tikrai saugu jungtis. Tai todėl ypatingai skatiname, kad mes ne vien tik tai saugotume kompiuterius, ne vien tik tai serverius. Atkreipiame dėmesį ir į mobiliuosius įrenginius, ar mes juos prižiūrim, ar leidžiam jungtis prie savo įmonės elektroninio pašto, ar prie tam tikrų sistemų, per konteinerį, tarkim, prie jūs prisijungti, ar tie telefonai yra apsaugoti. Todėl juos rekomenduojame valdyti taip pat ir centralizuotai. Nesvetimos Lietuvoje aptinkamos atakos, kurios susijusios su šifravimo virusais. Tai yra mitas, kad tik tai Windows operacinės sistemos yra užkrečiamas su failų šifruojančiais virusais. Tendencijos parodo, kad Lietuvoje tai 90% visų šifravimo virusų yra adaptuoti Windows operaciniai sistemai, bet 5% Lietuvoje fiksuojama ir Linux sistemoms ir taip pat 5% macOS
sistemoms. Todėl ar tik tai mes apsaugome Windowsus pačius, tai klausimas yra. Tai turime apsaugoti tiek Linux sistemas, tiek Mac OS. Ir Lietuvoje irgi atrandame tokių, pavyzdžiui, Hive virusų, šifravimo, kurie yra polimorfiniai, tai reiškia, kad jie pamatę į kokią aplinką atkeliavę, jie detektavę, supranta, jeigu tai yra Linux sistema, naudoju tokį kodą. Jeigu tai yra Windows sistema, naudoju kitokį kodą. Tai, tai tokie irgi Lietuvoje fiksuojami ir būtent kenkėjiški programų tipai. Ir kokie tie išpoliai patys kibernetiniai, tai juos galime mes suskirstyti ir juos sudėlioti taip, kad pirmiausia yra vieni skirti dėl finansinės naudos, tai yra prisijungimų išgavimas, pervedimo tam tikros operacijos, nuorodos į fiktyves elektroninės bankininkystės. Vienas iš jų yra, taip pat yra tie, kurie yra masiniai, kuomet siunčiami elektroniniai laiškai, kurie nurodo, kad ten kažką tu laimėjai, prizą, arba SMS žinutės, kuriomis pasidalina, kad tu turi siuntinį atkeliavusi ir tau reikia tik tai sumokėti už jo pristatymą, arba tiesiog siuntinys pasimetė ir nepasiekė adresatų, reikia suvesti asmens duomenis. Kitos tendencijos yra iš kenkėjiškos programinės įrangos, taip tinkamos su slaptažodžių vagystėmis. Tai bandoma vogti tiek elektroninio pašto paskyras, tiek prisijungimus prie kompiuterių, tiek prie serverių, tiek prie sistemų, ypatingai per nuotolinį darbalūkį. Na ir tikslinės atakos. Tai tikslinės atakos, kurios antivirusas, jisai gali jos ir net pažinti, nes tos tikslinės atakos gali keliauti per siunčiant tam tikras PowerShell komandas. Tai kai mes teikiame būtent kibernetinės saugos paslaugas, tai pamatome, kad tam tikros komandinės eilutės, kurios siunčiamos, tai antivirusas jos neblokuos. Jeigu į kompiuterį įrašys, tarkim, AnyDesk programą nuotoliniu būdu per PowerShell komandą silent režimu, tai joks antivirusas nepasakys, kad čia yra kažkas blogai. Bet jeigu tai yra įdėgiama silent režimu ir mes turim, tarkim, XDR konsolę, mes galim tokius atvejus pamatyti. Ir kokiegi tikslinio atakų taikiniai? Tai dažniausiai, ypatingai kai yra daroma žvalgyba, tai pirmiausiai yra žvalgomasi, kaip žinote, žvalgyba gali būti pasyvi ir aktyvi. Tai per pasyvę žvalgybę mes galime surasti pažymus pačios interneto svetainės, taip pat ieškoti programinės įrangos pažeidžiamumų. Tai kokia programinė įranga yra atverta į internetą, ar, pavyzdžiui, Apache Tomcat servisas veikia senesnės versijos ir dažnai Linuxo sistemos atiduoda jų pačias versijas ir tu gali pasižiūrėti, kokie pažeidžiamumai yra tai versijai jau išleisti, ar tai yra naujausia versija. Taip pat tikslinio atakų tikslas yra kompiuterių tinklas, patekti į tinklą, jame leisti failų analizatorius, tinklo srauto analizatorius, kad galėtų informacija, kuri perdoma plain tekstų, atvirų tekstų, nešifruotų, būtų galimybė pasiimti ar slaptažodžius, ar tam tikrus hashus, kuriais galėtų prisijungti. Na ir tikslinio atakų taikiniai be abejo yra ir atsarginės kopijos. Netgi vieną incidentą buvome tyrę, kuomet buvo sukurtas vartotojas ir nebuvo pastebėta, buvo sukurtas vartotojas, tiesiog vartotojo vardas yra backup. Backup ir adminai pamatė, kad backup yra, čia turbūt kažkas buvo sukūręs backupo userį. O tyriant ataką paaiškėjo, kad 2 dienos jis buvo tik tai sukurtas, anksčiau įmonė jo nenaudoja ir būtent juo buvo bandoma įsilaužti į pačias sistemas. Ir kokie dar taikiniai yra? Tai yra prieigos prie sistemų. Dažniausiai sistemos būna internetinės, ne visuomet yra saugios jos, kartais būna, kad tos interneto svetainės arba informacinė sistema arba registras, jisai neturi 2 faktorių identifikacijos. Na ir nutekėjus tokiems duomenims tikslinės atakos gali tokias sistemas kartu ir atkeliauti. Ir žinoma, atakos pačios. Tai atakos yra pirmiausiai, daugiausiai, kurios yra pasisekusios. Tai įvairių skaičiai yra, tai yra 80% arba 90% sėkmingų kibernetinio atakų įvyksta per žmogiškai faktorių. Tai jeigu mes kaip administratoriai prifarširuošim įvairiausių sprendimų savo tinkle ir nešviesime savo darbuotojus, nedarysime reguliarių kibernetinio saugumo mokymų, kodėl 2 faktorių identifikacija dabar įdiegta informacinė sistema jungiantis
pavyzdžiui, prie dokumentų valdymo sistemos, tai jos reikia informuoti, kad tai ne vien tik tai, kad kažkoks apsunkinimas, kad dabar reikės dar mobiliajame telefone pušą patvirtinti prisijungimą, bet tai yra, kad apsaugoti įmonės ir duomenis. Na ir be tikslinio takų, kaip jas visas sutvarkyti, tai kai kuriuose įmonėse yra pažanga didesnė, matome, kitose yra mažesnė pažanga, bet valstybė į tai kartu ir įsikiša. Todėl yra atsiradęs ir teisinis reglamentavimas. Teisinių reglamentavimų siekima yra suvaldyti saugumo lygį, koks yra įmonėse, jį identifikuoti, imtis, kad įmonės būtų priverstos imtis priemonių, ypatingai tos, kurios galvoja, kad aš esu rinkoje neįdomus ir manim tikrai kažkas nesusidomės ir manęs nepuls. Tai teisinių reglamentavimų yra tokie išskiriami IT sektorėje du tokie teisės aktai. Vienas yra DORA, tai yra skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektorėje reglamentas, kuriuo yra reglamentuojamos rizikų suvaldymas informacinių ryšių ir technologijų, kuriais galėtume tiek suvaldyti pačius incidentus, tiek teikti ataskaitas, matyti, kiek darbo vietų buvo paveikta, serverių, turi būti reguliarus pats atsparumo testavimas ir suvaldymas rizikos ne vien tik tai savo turto, bet taip pat ir trečiųjų šalių, kurios mums teikia tam tikras paslaugas. Ir žinoma, dalymasis informacija. Tai šis reglamentas yra labiau skirtas finansinėms institucijoms ir draudimo bendrovėms, o paprastiems, kaip sako, mirtingiesiems, tai yra būtent TIS2 direktyva, apie ją dar bus pakalbėta daugiau, o DOROS taikymas jau visai netrukus, jau nuo sausio 17 dienos, jau kitų metų jau bus jo taikymas finansų sektorėje ir draudimų sektorėje, o būtent TIS2 pati direktyva, tai būtent ta antroji ES tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyva, tai jos taikymas jau, kaip žinome, visos gairės, kurios buvo pateiktos ES toje direktyvoje, tai jos bus įgyventos jau paruoštame Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, kuris įsigalioja nuo spalio 18 dienos. Tai plačiau apie pačius teisinius reglamentus, jų vingrybės, kas gi vyksta kolidoriuose, tai pranešėjas vienas iš mūsų irgi yra kartu ir atvykęs. Na ir žinoma, mes ne vien tik tai teisinis būtinas reglamentavimas, bet kartu ir reikalingas skaitmeninis požiūris į skaitmeninį saugumą. Tai būtinas požiūris, koks jo yra. Reikėtų sudėlioti tokias tendencijas, nuo ko pradėti, kaip tą požiūrį keisti, o galbūt vienų žinių aš turiu daugiau, kitų galbūt turiu mažiau ir kaip jas visas suvaldyti. Tai pirmiausiai, tam, kad mes tą skaitmeninį pradžią visą pradėtume, pirmiausias būtinas turto valdymas. Tai yra pirmiausia turto valdymas, kuriuo mes valdyti turtą galime ar RMO įrankiais, ar centralizuotą valdymą turint. Tai kad mes matytume, kokią mes įrangą turim, kokius turime tinklo komutatorius, kokius turime switchus, kokius turime serverius, kompiuterius, kad bendrai matytume pilną vaizdą. Ir apie pačius kiekvienus įrankius centralizavimus, tai dar bus pranešimų, kurie papildys šias skaitmeninio saugumo gairias. Ir antras žingsnis toksai yra, tai yra turto apsauga ir incidentų valdymas. Kaipgi tą dalyką atlikti, tai pirmiausiai bazinio antiviruso jau nebepakanka, mes jau ne vienoje konferencijoje ne vieną kartą teigiame. Pirmiausiai, kad turi būti daugiasluoksnė apsauga, būtų galimybė apsiginti ne tik tai nuo kenkėjiškų grėsmių, bet ir, tarkim, nuo antrinių aplikacijų, kurias paleidžia bazinės aplikacijas operacinės sistemos, kad būtų galimybė stebėti pačius įvykius, turėti XDR sprendimus, SIEM sprendimus, SOARus, kur turėtume vienoje vietoje žurnalinius įrašus ir kad įvykus incidentui galėtume ištirti. Nes būna taip, kad įmonė sako, mes įvyko incidentas, renkame duomenis ir randame, kad prisijungimai buvo iš serverio, kuriame nėra jokios apsaugos. Ir tuomet reikia vėl rinkti įrašus iš kito, iš to serverio surenkam įrašus, žiūrim, kas toliau buvo ir taip grandinėlė užtrunka ir apsunkina patį tyrimą. Bet įsilaužėliai, aišku, jie nepėsti yra, jie padaro taip, kad įvykus incidentui jie išvalo visus žurnalinius įrašus. Na ir vienintelis šaltinis yra arba XDR sprendime žiūrėti, arba SIEM mes surastume tuos įvykius, kas tenai buvo. Ir norint apsaugoti turtą, tai
ne vien tik tai jame turi būti apsauga, turi būti ir centralizuotas valdymas, matyti, kokia programinė įranga yra sudegta, kurią galėtume identifikuoti pažeidžiamą. Jeigu yra senesnės versijos, mes galime jas pačinti. Jeigu mes neturime galimybės matyti, kokios aplikacijos pas mus yra, tai gali senesnėm versijom pasinaudojus sukčiai arba įsilaužėliai gali įsilaužti į pačias sistemas. Na ir žinoma, atsarginės kopijos irgi vienas iš turto apsaugos būdų, tai yra, kad apsaugoti nuo duomenų praradimo arba įsilaužimo atveju užšifravimo duomenų. Na ir tas principas yra 321, tai kad turėkime 3 kopijas, kad viena kopija būtų įmonės viduje, kita kopija būtų įmonės viduje, bet būtų atjungiama nuo tinklo, o kita būtų cloud'e. Ir kaipgi dar apsaugo turtą, tai turtas, žinoma, mes turime nešiojamus kompiuterius, turime stalinius kompiuterius, planšetės ir jas nešiojamės, galbūt stalinius kompiuterius nenešiojam. Tai ypatingai tos kompiuterius, kuriuos išnešame iš įmonės, tai juos reikėtų būtinai šifruoti, nes jeigu juos prarastume, tai bent jau duomenys, kurie buvo tame kompiuteryje, jie nebus pasisavinti, atskleisti arba paviešinti. Ir kaipgi suvaldyti patį turtą, tai pirmiausia, turtas yra ne vien tik tai kompiuteriai, turtas yra ir informacija, ypatingai įmonė turi turtą, tai tam tikrą intelektinę nuosavybę, jų kūriami dokumentai, kūriami failai ir įmonė siekia, kad jį nepabėgtų iš įmonės tinklo, tai yra naudoti būtent Data Leak Prevention, tai yra DLP sprendimus, kuriais būtų galimybė taikyti prevenciją, kad ta intelektinė nuosavybė, kokia yra įmonės, ji negalėtų iškeliauti iš jų tinklo. Na ir požiūris į skaitmeninį saugumą yra susijęs taip pat ir su slaptažodžiais ir kaip tos slaptažodžius mes valdome. Tai kokius sprendimus mes ar taikome, kad jungiantis per VPN klientą dar reikia mobiliojo telefono patvirtinimo, kad nebūtų vien tik tai suvedus vartotojo vardą ir slaptažodį ir ten tą pre-shared key, mes prisijungtume prie įmonės tinklo. Tai kad būtų dar papildomas faktorius jungiantis per VPN, arba jeigu turime serverius, tai įdėkime 2-faktorių identifikaciją, kuria nutekėjus slaptažodžiui nebūtų galimybės įsilaužėliui kartu ir patekti. Na ir taip pat šiandien ir vienas iš atstovų, kuris pristatys slaptažodžių tvarkyklės, tai plačiau papasakos, kaip jas galime mes suvaldyti jas, kokios yra jų galimybės, kad turėdami tuos password managerius mes galėtume matyti, kokie slaptažodžiai, kokio jie yra sintaksė sudaryti, ar nėra paprastų slaptažodžių, kitur pasikartojančių, tiesiog, kad įmonė valdytume kartu ir slaptažodžių politiką. Na ir ketvirtoji dalis, ji tokia atrodo kaip ir gausiausia, kuria pirmiausiai yra susijusi su edukacija ir saugumo paslaugomis, nes yra begalės įvairiausių sprendimų. Ne visuomet mes turime žinių ir laiko juos suvaldyti. Tai pagrindiniai aspektai edukacijos, kai kuriais mes būtent naudojamės, tarkim, dirbtinio intelekto įrankiais. Tai pirmiausia, dirbtinio intelekto įrankiais, kokia informacija neatskleisti, tiek yra parengtas ir teisės aktas, kaip būtų galimybė kokią informaciją neatiduoti per dirbtinio intelekto įrankius, kad nepaviešinti jautrią informaciją. Tai su dirbtinio intelekto įrankiais irgi būtent Šarūnas Grigaliūnas papasakos daugiau. Ir edukacija, kaip ir kalbėjau prieš tai, yra susijusi su kibernetinio saugumo mokymais. Tai būtent su kibernetinio saugumo mokymais, kad edukacija ne vien tik tai IT specialistų kompetencijos kėlimas, bet taip pat ir pačių darbuotojų informavimas apie pačias grėsmės. Na ir jeigu mums pritrūksta rankų, pritrūksta laiko, tai visuomet galima pasirinkti paslaugas, tai saugumo operacijos centrus arba MDR paslaugas teikiančias įmonės, kurias galėtų vietoj jūsų prižiūrėti saugumą patį užtikrinti ir įvykus incidentams taip pat momentaliai kartu ir sureaguoti. Na ir žinoma tikrimas, tai kad ne mus tikrintų iš išorės tinklo skanavimą atliktų, tai pasidarykime tą patys, pasižiūrėkime savo pažeidžiamas vietas, naudokime pentestingo paslaugomis ir pasižiūrėję, pasimuliavę įsilaužimų testavimą, pamatytume savo silpnasias vietas. Ir pati medžioklė, tai grėsmių medžiokliai ir tiek grėsmių žvalgybai reikėtų papildomų žinių, tačiau tas žinias, aišku, bet kada galime įgyti
turėdami ar gamintojo mokymus, yra galimybė tiek užsakyti gamintojo mokymus, kad praplėsti savo žinias, bet žinoma, tam visam reikia kartu ir laiko. Na ir taip pat vienas iš saugumo paslaugų yra ir būtent kibernetinis draudimas, tai yra draudimas apsisaugoti nuo įsilaužimų, tik nėra taip, kad aš dabar čia nieko nedarau, apsidraudžiu ir viskas, jeigu įsilauž, gausiu kompensaciją, nėra taip. Tiesiog yra tam tikri punktai, kad turi turėti XDR, turi tą padaryti, turi 2 faktorių, tada gali tą draudimą kartu ir gauti. Na ir kągi išsinešti iš šio mano pristatymo, tai pirmiausia, tam, kad pasiektume galutinį tašką ir netolimai visai matoma TIS2 direktyva, tai pirmiausiai, ką mums reikėtų atsiminti, kad teisinė reglamentacija užtrunka kelis mėnesius, ją implementuoti, jeigu ateis diena X deadline'as, kada jau reikia jau turėti ir teisės aktus, reikia turėti kartu ir jau produktus pačius, kuriais galim būtų apsaugoti arba pakelti saugumo lygį, tai teisinė reglamentacija reikia kelių mėnesių, o tokiu atveju praktinė implementacija tai yra nuo 1 mėnesio. Tik žinoma, praktinė implementacijai reikia papildomų lėšų, ne visuomet įmonė jos turi planuoti kitais metais, kad turėtų lėšas implementuoti ir tuomet tik tai, kai jau tai yra pinigų, tai tuomet gali nuo 1 mėnesio. Tai irgi pagelbėme įmoniai susiimplementuoti, tai yra tos įžanginės mūsų sesijos, kaip sutvarkyti, kaip padaryti, bet pirmiausia yra pinigai. Būtent ar mes esame skyrę, jeigu mes neturim, galbūt tai yra nenumatytos lėšos, jeigu negalime šiais metais panaudoti, tai jau reikia galvoti, kad jau kiti metai visai netoli. Nes TIS direktyvos, kai įsigalios jį spalio jau 17 dieną, jau kibernetinio saugumo įstatymas veiks nuo spalio 18 dienos, tai tuomet jau balandžio 17 dieną mes jau žinosim sąrašuose, ar mes patenkam pagal TIS2 direktyvą ar ne. Ir jeigu tik tai tada sužinosim ir pradėsim veikti, tai faktiškai pusę metų reikės užtrukti, kol mes tai galėtume įgyventi su geriausiais norais, jeigu turime tam kartu jau išskyrę kartu ir lėšų. Tai jeigu tiek norėjau pristatyti, būtent kokias tendencijas ir kaip būtų galimybė suvaldyti, artimiausi pranešėjai labiau tas dalys išplės, būtent pakeis galbūt jūsų ir skaitmeninį požiūrį į kibernetinį saugumą, o jeigu turėsite klausimų ir reikės daugiau kažkokių konsultacijų, tai galite mane surasti LinkedIn arba parašyti elektroniniu paštu nurodytų ekrane. Ačiū.